Šiandieną trumpas video apie šviesą. Apsišviesti ir turėti gražų vaizdą reikia ne tik tai su kamerom arba brangiais fotoaparatais, bet ir su mūsų kasdieniniais telefoniukais, nes turinio kūrėjų daugėja, o filmuoja iš tikrųjų 80-90% su telefonais, o ne su kamerom. Taip, kad 4 įrenginiai, viskas pagalvota, atvažiavo pas jūsų, visi nebrangus, 20-30 eurų, tikrai nedaug. Tvirtinimas yra skirtingas, bet ir tuo pačiu labai panašus. Pirmas ir pats mažiausias, netgi bėga iš rankų, mano piršto dydžio. Jungiu, šviečia, keitinėjau white balansą ir stiprumą suveda ir tą pačią, norėjau pasakyti, knopkių mygtuku. Kaip jis tvirtinasi, turim laikiklį, daugumas standartinių laikiklių turi hot show mountus, tai taip angliškai vadinasi. Įsistatom telefoniuką, viskas filmuojam, fotografuojam, turime apšvietimą, vat mūsų dėdė, gerą draugą, žaislų kaubojų, mes galim apšviesti. Nepatinka toks variantas. Gerai, prašom, nepatinka, tai nepatinka. Statom į vietą, yra su MagSafe. Ieškom irgi mygtuko, nieko stebuklo nebus, palaikysim ir jisai įsijungs. Taip pat mes keitinėjom stiprumą arba white balansą. Paprasta, aišku, kad paprasta. Įsistatėme šičia, jisai prisikabino, norim apsišviečiam save filmuojantys selfius, norim į kitą pusę nustatom ir kažką filmuodami šviečiam. Taip pat va šitą dėdę. O, gražu, apšvietėm. Nulupam, renkamės trečią. Labai panašus, bet šitas dar yra toksai galingesnis šiek tiek ir mobilesnis, nes turi sukinėjimą viršų. Šitas tiesą pasakiau, jisai turi dar iš tikrųjų veidrodėlių, kur gali pasižiūrėti, ar gerą makiažą pasidaryti. Principas visiškai tas pats. Prilipdau aš jį MagSafe būdu čia prie telefono. Noriu jį sukinėju čia, noriu galvutę sukinėju kur noriu ir taip pat įjunginėju. Opa, paleidau, vėl mes esame apšvietę, galim filmuoti mūsų kaubojų. Jisai dabar džiaugiasi, nes yra gražiai apšviestas. Padėjome į vietą, o trečias pats paprasčiausias ir labai ūkiškas variantas. Įjungiau, taip pat aš keitinėjau su šituo mygtuku, teisingiau su šito white balansą, o su šito reguliuoju stiprumą. Labai paprasta. Noriu jį primontuoti prie telefono, tai tiesiog dedu kaip skalbinius senais laikais ant suktuko ir filmuoju. Pinigai nedideli, vienų pietų vertė iš tikrųjų ir atėjai, nusipirkai ir jeigu tu nori naktį nusifilmuoti turinį ir kartais būna tiek tamsu, kad visiškai nieko nesimato, ne dėl kokybės, o vien dėl to, kad kažką užfiksuotum. Tai va, 4 variantai ir jeigu jau norit būti turinio kūrėjas, ateikit, apšviesim ir neužteks būti tamsiem galų gale, ar ne?